kolektyv. Pablūd, baigi perasūmi, vos galvos nepraskėlė. Lip taigi žemyn. Vagi, matai, kokie tie aukštai gražūs obaliai, vis tiek tu nepasieksi. Eik pakvies tėvų, tasgi ilgas kaip kaminas, durnas kaip avinas. Lip greičiau! Ai, vaikai, ai, užmušė! Ko tu perasūmi padarei, taigi visus savo gali sutraiškiai? Ką jie skauda? Nugarą! Tau tuo juodegu skaudės, kai štatas sužinos. Dabar va gulaik ant obuolienės, aš einu pati nuos pakviesiu. Mamyte, kas man daras? Žvaigždutės galvoju šūkas. Tuoj naktis ateis, gulaik, aš einu pakviesiu tėvą. Tarkūnais nieka čia braniau nebus, nesikūrėmu. Nieka čia chlamas tavo все, kaput, sakau, biausiau, mano manimu, va, tau reikia naują traktoriaus. Zabraniau, iš kur tu tą naujų traktorių paimsi? Nebedavak, stiprus ūkininkas bajavas, das kladūkį paims iš tų santapų. Žiūrėk, va, aš ir skelbimų radau. Braniau, kam tu mano naujų laikraštį pasimė, kur tu jį atradai dabar? Nerėkun mani, žiūrėk, atradau tavo laikraštį, va, skelbimas. Matai, Raseinių rajone, Veredovoj, firma Džeirana parduoda naujus Belarus markės traktorius. Ir kainas kokias geras, ir įsimakėtinai maštai. Apie kokias čia džildas iš kokių firmų būtų čia kalbat, a? Stepaut, nesnervuok, va, Raseinių rajone, Veredovoj, firma Džeirana parduoda traktorius. Viktorius apsisprendė pirkti naujų traktorių. Nu, braniau, aš dar negaliu. Žinokit, aš Raseinės dar nebuvus, kad du važiuosime su mūsų golfu. Kur čia kalbi, Viktorai? Mes abudu važiuosime, kasgi tų golfų parvaris. Braniau, dar nežinau, ar važiuosi. Ko tu čia pergyveni, įsivaizduoji, hop, kiek iki tų Raseinių sėdam ir nuvažiuojam. Nu, bet braniau, nu tavo tą kad namus palikt reiks tik gyvuliai. Eik, stebuklas į tavo šitie gyvuliai. Va, Raima, ateik čia. Ramundukas, pasaukas į namus. Aha, man šitos namus vaidenas. Apie ką man labai bloga, pilviukų skauda. O tai nuo kogi čia tau dabar pilviukas skauda, jau kur nors suvalgėje, ne? Daug vaistų suvalgė visus obolius, kurie būtų pririnkam. Jėzus Marija, tėvai kvies greitai visus tas maišus abudu. Tylėkit, velnis netrauk stebuklą. Žiūrėk, Viktorai, kokiu valiutų tavo šitie pinigai skaitas? Kokiu, braniau, kalbi kaip su nugaru. Lytais negi taupysiu, kaip tavo babūtė rūbliais. Žinokit, duokit pinigus man. Pas Bobas yra tokias slaptas vietas, kur nei vienas pasėdėtis. Nesuras. Ei, klausyk, aš einu, tada vsio pasiemu pasų. Ei, pala, girdėjau, Baltarusijai vizos nebereikia, ne? Stefa, Raseiniai Lietuvoj randas. Eik tu. O tiberas. Tu įsivaizduoji, Lietuvoj galima belarusiškų traktorių nusperkti. Ei, tai pasų manim, tai Eik, pasim pasų, eik tik tai. Tata, Na. aš irgi noriu su juo važiuot, ką? Eik, biausiau. Ką? Man gera mintis kyla. Žiūrėk, pinigus galim duoti Ramandukui. Niekas neįtars, kad šitaks balamutas gali tokių sumų pinigų turėti. Broniau, tu garsiai nekalbėk apie pinigus čia va ir paušis ausis kliūri. Va, atvažiuoji mašinėlą. Aš tik ne bandytai kokie. Bet apie pinigus nekalbėjau, kavojamės. Na tai lipamgi pagaliau, ko čia sėdim kaip pabučiuoti? Nemandagu jau antelė išlipti, kol šeimininkas neišėjo į kiemą. Tada varom namo. Ne, gal dar palūkėkime, gal pasirodys. Biausiau. Kad tu čia viduriuoji? Man atrodo, čia Vitalkas mašina, jokie nebandytai. Na, o gal jie sode obuolius skintų nemato? Lipam gal ką. Klausykit, ką jie man iššat? Viktori, gerai bernio. Kai jalavičiai pasaugas, o mes nuvažiuosime. Tik nesakyk, kad važiuojam traktoriaus pirkti. Paskui pavydės narės kartu važiuoti. O tai žiūrėk, broniau, tai gal ir tikrai gerai sakai. Jie mašinėlį turtai kartu ir nuvažiuosi. Ką mums tas mašinėlas? Nutranzuosime, bus ir pigiau vienas dalykas. O antras dalykas, tik daugiau magaryčia pliksi. Na gerai, einu pakalbėsiu. Labą dieną, gerą dieną, gerbiami ponai. Gera diena, ponas Viktorai, gera diena oboliams skinti. Tata, a kur aš būsiu? Taigi tu sergi, mes su mamyti važiuosime, tu paslyk. O tai tata, aš nebelabai sergu, apkeliauni grynas oras man gerai.
Balamūtas tai. A, tikrai. Gerai, važiuojam. Tik tygiai. Važiuojam. Sodas yra, eikit, prašom, skinkit, kiek tik širdis geidžia. O aš turėčiau kokiai minutei pasišalinti, taip sakant. Norėjau paprašyti, kad pabūtumėt ir per pietus apie 2 valandų karvių perkeltumėt, o apie 3 kiaulas polioptumėm ir vištytėm lasalą paduotumėt. Aš tada grįšiu greitai. Ponas Viktorai, kur jūs? Aš turiu išeiti, taip sakant, neilgam, gal iki rytą, gal iki vakaro, nežinau, sudėjau, neturiu labai laiką. Tiepa, kur tas Viktorius pasdėjęs? Va, beausis jau ateina. Tai kogi toks susraukęs, Viktariuk, gal būsimas išlaidas širdėtis spaudžia? Netaus, Stepūn, mano pinigus skaičiuoti. Nesnervuok, Viktoriau, nesnervuok. Žinok, pinigai dideli, bet traktorius irgi naujas geras. Praniau, ne dėl traktoriaus, man neramu. Palikam miesčionį šitos jūsų kaimynus ūkę saugot. Kaži ar viskas bus gerai, oi ne. Nebijok, Viktoriau, manim patikėk, taigi patikrinti žmonės, universitetus baigi, mokslininkai. Praniau, nesakyk. Hebra, mašina jau atvažiuojas. Reik stabdyti. Atvažiuoja, Stepa. Babam geriau stoja, tu stabdai. Stok, sustok! Kadangi jūs esate moteris ir merginas, tai jums teks dirbti lengvesnius darbus. Norėtume pasižiūrėti, kaip tie lengvi moteriški darbai atrodo. Kadangi moteris didžiąją gyvenimo dalį praleidžia virtuvėje, tai jums teks išvirti kiauliams ėdalą. Tai gal dar joms sumuštinį dešrasite? Galiu ir aš kas vyriškus darbus. Žiūrint, kokie vyriški darbai. Tik sėdėti po šitą eglę ir kamanduoti, tai ir mes ko puikiausiai mokam. Kodėl sėdėti? Juk perkelti. Juk ponas Viktoras liepia mums visiems pasirūpinti, taip sakant, ūkiu. Oi, tik tai nenusprokite bedirbdamas, tai gerai einam, Jolantėlė. Darysim taip, kaip sakė brigadininkas. Jaunuolė, maisto gerink. Kaip? Pastaugu mus smirda mašinai. Važiuok iš čia. Į čia mums reikia tam. Skilai, balbonai. Kartu už mašinas išmetė, veredovas nedavažiavo. Nu, baikit žiūrėtis po perkūnais. Šitą ligi vakarą nedavažiuosim, aha. Senai sakiau, kad reikėjo keleivinį važiuoti, keleivinį. Da viens atsirado gudročius, klausykit manys, keleivinį būtumėm važiavę, žinai, kiek būtum sumokėjais. Sakau, stranzuos man daugiau magaryčiam liks dausiau. Tai dabar sakykit man, ku dabar daram. Va, ir profesorius, tegu galvoja, per jį išmetė iš mašinas, da veredovas nedavažiavos. Nu tai žinot, pasakysiu, jum pamatėte tikrai nieks nestos. Tai kaip čia dabar suprast? Kaip suprast, lyskit grėbį ir aš bandysiu tranzuot. Kai sutranzuosiu, atbėgs ir nuvažiuos man. O Ramundukas, o galva, maladėts, visas ant tėvų, matei? Kalbėt, staigiai grėvin lemdam. Nu jau Viktoras Biausis savo gyvenime jokiam grėvin negulės. Labą dieną! Ponas, prašo mum Raseinių rajonas šitą Veredovos miestelis firma Džairana. Mes sumokėsime pinigų. Jolantytė, gal tu pamaišyk tą jovalą, aš negaliu, mano to kvapo alergija kažką. Tikrai negaliu. Tegul eina tėvas pats ir maišas. Pas tėvas mums visada suka. Mama, aš negaliu tampyti. Namuose tikiuosi teliką turi. Televizorių, o ne teliką. O kas iš to, kad ir turi? Nes mes vis tiek neturim rakto nuo jo buto. Tai ką, mes turim čia visą dieną dirbti lauke kaip kokie vergai. Kodėl vergai mes geranoriškai sutikom jam padėti? O jeigu mums kai kas atsitiks, jeigu pradės lyti? Viešpatie, Jolantytė, na kas mums čia gali atsitikti? Gelbėkit mane, nukelkit! Romualdai! Viešpatie, Vitalijus, šaukia, jam kažkas atsitiko. Ir kasgi mums čia
lėkėme, skubame, kažkas jam atsitiko. Vitalijau! Vitalijau! Viešpatie! Vitalijau, koks velnės jūs nešite taip aukštai ant šieno? Taigi norėjau kiaušinius surinkti ir kopėčius nuslydo. O Jėzau, kaip sunku, kol jūs ten tų visų kiaušinių neišdaužė. O Jėzau! Vitalijau! Va, Verėduva! Šaperiau, čia mum, čia su! Tai ačiū, Šapeliuk, kad atvežėjai. Čia kalbė už ačiū, dabar niekas ir nugaras nekasa. Tiek daug, broniau, gal ne... Duok, aš užtarsiu. Nelabai daug turima. Gerai, jūs eikit visi firman dabar. Ir mane eit, broniau. Kaip to. Šitą... Kiek panas kainuoja? Nieko, ponas, neskolingas. Pakeliui važiavau. O tai ačiū, tada laimingas kelionės. Nereikia čia batų gautis, nereikia. Psiu. Labą dieną, ponai. Ar norėjot ko? Ne, nieko nereikia. Kaipgi nereikia šitą, čia kalbė, reikia, ponia, traktoriaus reikia. Čia pataikėm. Čia pataikėt. Prekiaujam traktoriais. Gerai, prašom, sėskim. O kur direktorius? Direktorius į tą sėkį užsijėmęs. Reikės truputėlį palaukti. Gal jums pasiūlyti kavos, arbatos? Ne, nieko nereikia, ne. Viktorai, tik čia už niekų nereikės mokėti. Ponia, man prašom kavas ir 3 šauktelį cukraus. Ir man tada prašom kavas. A man, ponia, šitą 50 gramų. A man čia duokit katlėtų. Pašpausė, berniukas, kasgi čia tau duos valgyti. Tai dar skampota. Nėr čia jokį kampą. Šitą, ponia, aš persigalvojau. Man prašom ne kavos, bet va kaip jam. 50. Viktorai, tai kur čia kalbi, tai kas traktorių namo vairuos? Tai tada nereikia. Šitą ne, jam kavos, a man ją 50 permetam man. Tai skaitas man 100 tada. Gerai, supratau. Tvarkoj. Na, ponai, direktorius jūsų laukia. Prašom, užeiti. Tai šitaip tada darysim. Einu aš ir eina... Aš? Eik. Bronius eina. Taip, aš einu. A jūs žiūrėkit. Žiūrėk, balamūtų, kad nebūtų taip kaip su mašinėlu baigęs. Tai iš firmas išvarė. Žiūrėkit. A tai kogi mes būtų čia veiksma? Sėdėk, sakau, sėdėk. Kam tu sakai, kam tu duok pavalgyti, čia niks taip, kad duok. Kas tau čia sakė? Aš tai jau negaliu. Jau čia sakėm, nevaiktų. Romualda, ar galima šitaip su tokiais žurnalais? Čia toks fantastiškas straipsnis. Aš žinau, kur dar yra tokių žurnalų. Na ir kurgi? Pas poną Viktorą ant aukšto, einu paieškosiu. Nu, tik tai man sėdi visi vietoj. Dar užtenka mums Šeško kaskadininko. Laukime, visi beausis turi netrukus atvažiuoti. Romualda, kodėl jūs taip? Nebeausis, o ponas Viktoras. Viešpatie, aš jį galiu ir bepročių pavadinti po to, kaip jis su mumis pasielgė. Mano kantrybė trūksta. Einu, aš gal paieškosiu mums ko nors užkasti. Gelbėkit, atidarykit, užsitrenkė! Vitalijau, užsitrenkė duris! Labą dieną, direktoriau, mes dėl traktoriaus. Direktoriau, ne mes dėl traktoriaus, aš dėl traktoriaus. Jis tak man, kad padeda, mano buvęs kaimynas, nu. Labai malonu, ponai, prašom prisėsti. Viktoriau, gita! Tai kam patraukai po perkūnais?
Nieko tokio, ponė. Tai va, manie. Klausau jūsų. Tai mes, aš tamstos klausau, sakau, mes dėl traktoriaus. O koks, ponė Viktora, jūs domina? Taigi geras, naujas traktorius su 4 ratais. Su 4 varomais? Perkūnais, brolinkų, iš čia kalba, tai kad dabar jis da pats nevažiuoja, tai jį ir varyti reiks tų traktorių. Mūsų firma Džeirana yra oficialus Minsko traktorių gamyklos atstovas. Prekiaujame nuo 80 iki 150 arklio galių traktoriais. A tai šitą kokį direktorių siūlytumėt mum? Kiekvieno kliento yra teisė rinktis pagal žemės plotus, prašom. Turiu, teisės aš turiu, panas. Dar Brežnevo laikais mano pusbrolis buvo įgaliotinis dirba, tai man padėjo visas kategorijas. Šitą, žiūrėkit, čia iš šitų brašiurėlių, taip sakant, labai sunku orientuotis, va. Kad man nusipirkt katį maišį, kaip liaudis saka. Na, mum va, kad taip pažiūrėjus natūrai, va, kaip atrodo, va, pamatyti, ha. Jokių problemų, vyrai. Važiuojam į sandėlius, ten stovi eilė traktorių ir jūs įsirinksit, kokį norit, patarsim pagal jūsų žemę ir netgi galėsit pavažiuoti, kuris patiks, tą ir nusipirksit. O, čia tai kitas reikalas, važiuojam. Šitą bronių, matai, važiuojam, bet tada užvažiavimo gali kokią 20 paprašys. Nebijok, čia netoli 10 litrų duoda. Nu, bronių, nežinau, nebelabai aš turiu pinigų, imk 10 daugiau, tai nebegausiu nieko. Ramonduk, ką, patark, katru rinktis, ką? Šitas nelabai biausi, nelabai gražus. Man tai atrodo, kad tu reiktų rinktis, ką? Katros spalvos, aha. Man tas raudonas. Einam pažiūrėk. Na? Čia šitą ponas direktoriau čia be gala nebus gala. Biausis babas per visų gyvenimų neįsirinka, tai čia norit per valandų, kad traktorių įsirinktų. Koksgi skirtumas tam biausiu, ar didesnis, ar mažesnis tas traktorius. Supranti, mums dar reikia namo parsitarabanyti. Aš sakau, kviečiam senį ir vsio, taigi ir tam tyčia žmogus, kuris prakonsultuos. Biausia taip činaja. Viktoriau. Ateiki čia. Tai va, biausi, aš vietoj tavęs pirkčiau šitų traktorių. Yra magnetofonas, radio, va, varai sau. Kučia klėdi balamūtai, nesu radio arsi, eik iš čia, nes kalbon. Biausiau, yra va žmogus, direktorius viską supranta, jis ir pakonsultas. Šitą ponas man galva susisuka, na tokias daugybės technikas, galėtum tamstą man patarti. Turiu, reiškia, 16 hektarų žemės, turiu mišką šmatų, nu. Ežerą turi irgi. Ponas Viktorai, jūs turite 16 hektarų žemės ir dar miško. Mūsų firma prekiauja Belarus markės traktoriais nuo 80 arklio galių iki 155 arklio galių. Jūs čia matot visus. Jūsų žemės kiekiui aš patarčiau pirkti 820 markės traktorių. Tai tikrai geras traktorius, turi sėdynę gramerį, jėginį pozicinį reguliatorių arimui, vairo stiprintuvą Danfos ir suomišką paskirstytoją Hydro. Vat, prašom, šitas modelis galit įlipti, pasižiūrėti, užsikurt, pavažiuoti, kaip jis jums tiks. Sutarėm, ponas, perku 8. Taip, perkam. Aš perku, ne tu perki. Perka. Taip. Aha, šitą, kur mano pinigai? A? Kur biausia pinigai? Pinigai, kur broniau, sakyk. Taigi pas Ramundokų. Raimunduką, jie taik čia. Ramundukas. Kokie pinigai? Taigi, kur liepiau pasaugot, nu. Nu tai pasaugot liepiai, bet pinigų nedavai. Atvažiavo Kajelevičiai, viskas tom ir baigęs. Broniau, nu taigi, gerai Raimundukas sako, nu taigi taip ir yra, nu taigi pinigai taigi taukštalika, nu paperkūnai, žalias varlas, rupūžės, šito Kajelevičiai, tai jos va, maža užmušt, va. Viktorai, nes nervuok, mes tau vieną bedoj nepaliks, ma kur nors sugalvos, ma. Taigi mes galim paskolinti, Viktoriau. Nu, tak aš kur tu pinigų turėsi Nu, ką čia įžeidiniai prie svetimų žmonių, ką aš neturėsiu, aš ir dabar turiu. Tokiagi tu turi, nu? Turiu. Va, 20 ir 10. Nu, tai broniau, tai 20 aš tau daviau, kaip atvežė čia, a 10 daviau, kaip atvežė tenai. Nu, tai nereik dabar, aš ir duodu. Nu, duodu, nu tai, ai, važiuoju namo, jūs kaip norit. Palauk, ponas Viktorai. Duok pasą,
Išrašysim sąskaitą, sutvarkysim dokumentus, pasimsi deklaraciją, sutartėlę pasirašysi ir važiuok namo. O šitaip galima, panas? Be abejo, rimti žmonės esat, matau. Parvažiavę pasimsit pinigus ir padarysit rytoj apmokėjimą. O jeigu neturit pinigėlio ar trūksta, sėjai reikia, suforminsim lizingą. Panas, ačiū bagus, šitą firmą, šitą, kad rūbant sakė traktorių atiduoti, prašau. Šitą? Ponas Viktorai, šitą traktorių 820, prašom įsikurt. Braniau, va, mūsų traktorių, šitas, va. Sveika gyva, Jolantytė, kaipgi sekas okeninkauti, kurgi šitą Vitalką su Romaldu prapuola. Gal ir neblogai būtų, bet vadingo abu kaip į vandenį. Mama išėjo ir kažkur nebegrįžta, o tėtis prisiminė, kad dar karvė neperkelta. Nu, ta palaukti dabar tą pusę dienos karvė neperkelta, ei. Kažin ar pusę, jeigu nedaugiau beausė. Dėves nervuokit dėl tų gyvulių, beausiu, dabar grįžtų. Magaryčių žiūrėkime. Braniau, nepanervuok tu mane su šitom magaryčiom. Karvė pusę dienos nekelta. Paniutė su ponaičiu prapuola, per kurą žino kur. Einam ieškoti, tai da bus kokias iškatas pridarė ne tiek. Einam ieškoti. Einam, nu. Atidarykit! Užsitrenkit! Atidarykit! Varnas! Pelės! Žiurkės! Jolantytė, kur Vitalijus? Važiuojam namo! Važiuojam! Nikojas mano šitam kaime nebus! Jolantytė, namo! Namo! Nebereik, beausiu, matai, kaip paniutė viską bijo. Kur Vitalika? Jeigu neklystu, tai man atrodo, ten Ačkarikas su karvi karydų užsiminėja. Tu perkūna berazomis, nu taigi užvaikęs gyvulį, tik būtų dirbi, glūsas. Tak!